Nu ką, tradiciškai reikia pasveikinti žiūrovus, padėkoti, kad susirinko fanams. Ir didžiulis ačiū komandai, kad išgirdo, įsiklausė. Kaip sako, praeitą savaitę turėjom labai prastas rungtynės iš savo pusės, o po prastų eina geresnės. Tai šiandien ir buvo geresnės rungtynės. Tai to ir reikia pasidžiaugti. Vaikinai, ką buvom suplanavę, kaip norim gintis, kaip norim atakuoti. Didžioji dalį rungtynių mums pavyko. Bet aišku ir buvo tų tokių, kaip sakyt, klaidų žaidimas. Šiandien tų klaidų mes padarėm mažiau, tai to ir džiaugiamės, bet džiaugiuosi to, kad atakom buvom efektyvesni ir to pasiekoje pasiekėm puikią pergalę, turim 3 taškus ir šį sezoną, jeigu gerai atmenu, nuskriaudėm pirmą lyderį. Praeitą sezoną buvom biški tokie, daugiau skriausdavom, tai gal tik pradžia, matysim. 3 taškai, džiaugiamės, dar kartą noriu padėkoti iš viso širdies savo komandai. Tai tik noriu, kad suprastų, kad nereikia sustoti, dar sezonas nesibaigė ir dar mums reikia taškų. Tai tiek. Я поздравляю атмосферу с победой, заслуженной победой. К сожалению, у нас не все получилось в обороне. Мы были не столь агрессивны. В обороне допустили много ошибок, хотя вели 2 раза в счете по ходу игры. К сожалению, еще раз сломало удаление, ненужная абсолютно красная карточка в первом тайме. Можно сказать сегодня, что был просто не наш день. Мы много ошибались, наделали много ошибок в обороне, поэтому и проиграли эту игру. Больше я добавить ничего не могу.